O to naujo masyvo reikšmės bus reikšmių masyvo reikšmės ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Sukursime naują masyvą pavadinimu bendras. Dabar sujungsime abu masyvus su funkcija array combine. Pirmiausia, nurodysime raktų masyvą, tada nurodysime reikšmių masyvą. O dabar patikrinsime gautą naują masyvą. Patiko? Gerai. Atspausdinkime sąrašą. Paprastai. Sąrašo numeravimui panaudosime raktų masyvo reikšmes. O patiems sąrašo įrašams panaudosime bendro masyvo reikšmes. Įrašas A bus 0, tada bendras masyvas. Indeksas A. Nes pirmas įrašas yra ruduo, o jo indeksas yra A. Aš manau, jūs suprantat, kad dabar aš perkeldinėju į naują eilutę, nes BR yra HTML komanda, kuri perkelia į naują eilutę. Ir štai mūsų naujas masyvas, sukurtas iš raktų masyvo ir reikšmių masyvo. Padarykime dar įdomiau. Čia mums reikia indekso A. Tačiau indeksą A mes gauname čia. Per rakto masyvo indeksą. Štai mūsų indeksai A, B, C ir D. Mums reikia tų pačių indeksų ir mes juos gauname čia. Mes galime juos panaudoti ir čia. Vietoje A dedam tiesiog indeksą į raktų masyvo rakto, kuris čia yra reikšmė A, indeksą, kuris yra 0. Taigi,
kai šis indeksas reiškia, kad bus paimtas A ir čia įdėtas, o tada bus kreipiamasi į bendrą masyvą, į reikšmę, kurios indeksas yra A. Rakto indeksas 1 grąžina reikšmę B. Mes tą reikšmę įdedam į šį indeksą. Ir gaunam reikšmę žema. Rakto indeksas 2 grąžina reikšmę C. Mes tą reikšmę įdedam čia. Ir gaunam iš bendro masyvo naują reikšmę pavasaris. Rakto masyvas 3, rakto indeksas 3 grąžina reikšmę D. Mes tą reikšmę dedam į šį indeksą ir iš bendro masyvo pasiimam reikšmę vasara. Patikrinkime. Viskas puikiai veikia. Puiku. Matot, kaip paprasta ir kaip įdomu gali būti. Dabar mes žinome dar vieną funkciją – darbui su masyvais. Array combine. Sukuriam masyvą iš raktų masyvo ir reikšmių masyvo. Dar galima ir taip padaryti. Pirmas A, antras B, trečias C ir ketvirtas bus D. O dabar pirmas bus čia, antras bus čia, trečias bus čia, o ketvirtas bus čia. Patikrinkime naują masyvą. Niekas nepasikeitė, viskas kaip ir anksčiau. Ar supratote, kaip tai veikia? Kintamieji čia išsiskleidė, palikdami savo reikšmes A, B, C ir D. Tai gavosi tas pat, kas būtų, jei čia būtų parašyta A, B, C ir D. Kadangi kiekvienas kintamasis šias reikšmes turi, jie jas išskleidė. Supratot? Ok, bet tai nėra būtina. Aš tik norėjau, kad jūs žinotumėte, tik taip galima. Bet tai nėra būtina. Atstatykime. Toks masyvas vadinamas
vienmačiu masyvu. Iki šiol mes žaidėme tik su vienmačiais masyvais. Bet masyvas gali būti dvimatis, trimatis, daugiamatis. Dabar sukursime dvimatį masyvą. Sukursime masyvą pavadinimu dvimatis masyvas. Tiesiog dvimatis. Dabar yra vienmatis masyvas. Dabar šiame masyve sukursime dar vieną masyvą. Gali būti ir vienoje eilutėje. Kol kas jokio skirtumo. Dabar yra dvimatis masyvas. Šiek tiek įrašysime reikšmių. A, B ir C užteks. Pažiūrėkime, kaip šis masyvas atrodo. Čia yra pirmo lygio masyvas, o čia yra jau antro lygio masyvas. Antro lygio masyvas sukurtas pirmo lygio masyvo elemente. Kad pasiektume šią reikšmę A, reikia nurodyti pirmo lygio masyvo elemento indeksą, kuriame elemente yra antro lygio masyvas. Tai pirmo lygio masyvo elemento indeksas bus 0. Tada reikia nurodyti antro lygio masyvo pirmo elemento indeksą. Jis taip pat bus 0. Ir dabar mes gausime reikšmę A. Iš tikrųjų labai paprasta. 0, 0. 0, 0. Jeigu reikia B, tada bus 0, 1. 0 ir 1. Jeigu reikia C, tada bus 0 ir 2. 0 ir 2. Paprasta tiesa. Dvimatis masyvas gali būti ir didesnis. Jeigu ten buvo reikšmės A, B, C, čia tegul būna reikšmės, pavyzdžiui, Z, X, C. Tada kitas tegul bus masyvas su reikšmėmis 1, 2, 3. Tada, kodėlgi mums dar nesukūrus? Gali būti masyvas su reikšmėmis